Šiuo metu ateina naujos mados ir į Lietuvą, o pasaulio šalyse jau daugelį madinga minimalistinis, taip apželdinimas vadinasi. Ir ten daugiausia vyrauja spygliuočiai ir vyrauja įvairios viksviniai, migliniai augalai, kurie ir mada yra tokia, kad tie augalai turi būti gražus ištisus metus. Gražus tiek vasarą, tiek ir žiemą. Tai va, mes turime keletą tokių viksvinių augalų, tai yra ir spartinos, ir ašuotės, ir melveniai, ir melitai, kurie gali papuošti aplinką ir susidurėme su jų priežiūra ir kada juos karpyti. Nes, kaip minėjau, iš tikrųjų reikalinga tos augalus, jeigu norim gražią aplinką turėti, nebūtinai juos nukarpyti aplink sodybą, galima palikti juos ir per žiemą, kad jie savo gražiai stovėtų, nes jie yra gražus ištisus metus. Lygiai taip pat kaip yra ir puskrūmiai, tai kaip lanksvos, jos irgi gražios ir puošia sodybą ištisus metus. O tokius augalus galima karpyti iš rudens, juos nukirpti ir palikti, uždengti tuos pačius augalus, tam, kad jeigu, kaip šiemet žiema buvo, mažiau sniego, didesni šalčiai, neiššaltų šitie augalai, bet nėra klaidos, jeigu mes tos augalus paliekame puošti mūsų aplinką žiemos laikotarpiu ir dabar tokiu metu pavasarį, jau pradėjus žaliuoti iš apačios daigams, jau reikėtų juos ir nukarpyti. Tiesiog tada jau tas galima iš karto ir išmesti nukirptus stiebus ir nukirptas dalis. Tai karpimas būtų pavasarį, irgi pavasarį nereikėtų labai skubėti, anksti pavasarį karpyti. Jau tik tai pamačius, kad yra žalių daigų iš apačios, tada tik reikėtų karpyti. Nekerpama visai iki pat žemės, kerpama truputėlį paliekant stiebelius, tam, kad neištraukti su šaknelėm, kad nepažeisti, bet tiesiog matome, nuo kur jau pradeda žaliuoti ir nuo ten ir nusikarpame. Aišku, nepaliekame per ilgų, kad paskui vis tiek trukdytų ir negražiai atrodytų. Kaip prižiūrėti, kaip tvarkyti puskrūmius, krūmus, kuriuos irgi palikome žiemai dėl grožio, tai taip pat nereikėtų iš pavasarį anksti skubėti, bet pradėjus tvarkytis aplinką, reikėtų žiedynus nusikarpyti, o šakeles galima palikti ir tada krūmai atrodys gražiai, dekoratyviai ir jau jie žaliuos, tada aplinka bus graži ištisus metus.